Aš tiek patirties režisavime neturiu, tai irgi aš nesu durnas, kam nepasiimti asistentą. Nesi durnas. Nesu durnas, bet reikia pasiimti asistentą ir man reikės ne viduj, nes viduj mes nefilmavom. Atink, viduj yra Kitas. Matai, kaip pardaviau, kad atrodo, kad tame pačiame pastate, bet aš sakau, man tik tai... Tu šaunuolis. Na va, ačiū. Tai čia mes atvažiavom ryte ir mes išvažiavom irgi vakare, nes aktorius sakė, jūs niekur dabar nevažiuojat, piragas yra iškeptas, sėdat, ištraukia samagoną butelį, alaus ir... Nealkoholinio. Tarkšt. Labas rytas, pirmadienio rytą. Jums gerai, jūs vakare mums žiūrit. O mes tai rytį įrašinėjom, pirmadienio rytą. Jo. Sveiki. Čia vienas iš to atveju, kai pirmadienį įrašinėjom pirmadienio laidą. Labai nepatinka. Bet ir kaip ir. Užsiėmė. Pareiga prieš jūs. Taip, nestabdom. Tai sveiki. Šiandien šventinė laida. Šventinė 30-oji laida. Lietuvos nepriklausomybė? Ar Velykos? Po Velykinė. Tai aš žiūriu, kad mes podcastuose pamirštam jau pasakyti, kas yra kas. Tipo, Edgaras. Tai čia natūralu. Jonas. Jau aš žvaigždės. Visi mus pažįsta. Okay. Jo, Sergejus, Edgaras, ten kažkur Jonas. Jonas. Nežinau, ar pamatysit Joną kažkada gyvai. Gal jis kai kurie pamato. Gal Jonas yra emuliuotas ChatGPT balsas, jūs net nežinot. Paskui sako, tu podcast'e geriau atrodai. Supratau. Šitas geras. Na ką, šiandienos specifinė laida apie stipriasias mūsų pusės, apie šūdinus projektus ir savo pirmuosius pašnekėjom. Reikia pašnekėti, ką išmokom ir kas tai yra, kaip tą pavadinti dalyką, kuris mums labai gerai gaunasi. Miegoti. Vykti iš vienos vietos Klaipėdos į kitą. Keliauti. Ok. Tai tu dar neatsibudai, žiūriu. Ne, man kažkaip labai sunkus eitas. Gerai. Kava nepadeda. Vienu žodžiu, šnekam apie projektus, kaip visada. Ir šiandieną irgi parodysim projektą, prie kurio dirbau. Ir kas liečia visus projektus, tai reikia prie jų prisėsti rimtai, pasižiūrėti, ar tu telpi į pinigėlius. Nes pinigai yra svarbiausia. Nes jo. Galėtum ir garsiau, nežinau, ar tave pagauna. Jo. Ar pagauna, Saša, mane? Pagauna. Nesiplėškim, chill. Chill, Brazil. Gerai. Tai va, buvo užklausa 2001 metais po pirmo... Čia mes kalbam apie tavo projektą. Jo. Toks pavyzdys, kai... Kažką matau čia. Jo. Kažkada sakiau, kad buvo mano pirmas toks produsinis... Ir tu dabar nesakysi, kiek pinigų aš turėsiu atspėti, kiek kainavo, ne? Jo, spėk. Tai aš pirmą noriu pamatyti. Tai tu matei? Nemačiau. Nematei? Tai wow, bus proga Edgarui pažiūrėti. Tikrą Edgaro reakciją pamatysim. Wow. Tai iš pradžių paleidžiam, paskui pradedam kalbėti turbūt, ne? Kad žmonės suprastų apie ką. Nu, davai. Galima su muzika, nes copyrightų... Kur yra pelė? Aiva. Gerai. Čia Sergejus, kaip barzdos neturiu. Maitinu kačiukus. Čia su Sony filmuoti? Tavo to 17 kiam? Ne, senesnis. Ne esas, man atrodo, netgi. Bet objektyvas? Canonas mano. 17 kiam? Su ND-ške. Stokinis, ne? Jo, nes, nepagavom paukščio iš tikrųjų. O kaip tu atspėjai? Turiu akį. Man atrodo, aš sakiau tau kažkada, ne?
Aš sakau, jis yra ChatGPT sukurtas. Jis viską mato. Virtuvės vaizdai primena paskutinį projektą mūsų. Biškai pas mus modernesnė virtuvė buvo. A ten nebuvo kartais įdėtas vaizdas į planšetę? Mhm. Gerai. Tai va, atėjo užklausa per tokį žinomą puslapį, kur užklausos gali gauti. Nu, nereklamuosiu. Facebookas? Ne, Facebook. Kodėl nereklamuosi? Reklamuok. Galima reklamuoti? Tai aišku. Jeigu geras puslapis. Jeigu blogas, tai nereklamuok. Tai tas paslaugos koks nors, ne? Paslaugos. Jo. Nu, tai. Tai įsidėjau savo portfolio informaciją ir parašė iš pradžių iš Šiaulių poliklinikos, kad reikia klipo, skatinti seniorus eiti skiepytis, bet biudžetas yra mažas ten, 1000 eurų. Tai čia toks ir biudžetas buvo. Nu. Išdai, nespėjau. Šitą nespėjau, nes Užmiršau, Kiek kad būtum tu turėjai. spėjęs? Kiek būtum spėjęs? Daugiau ar mažiau? Daugiau. Daugiau. Nu. Tai. Tai reiškia gerai padarys, ar Mhm. Nu labai tiesiog ilgas, dėl to iš karto kaina kyla. Kai ten kažko ypatingo su šviesa, nemanau, ten bouncy pagrindai jaučiu. Buvo šviesos jau Viduj, kur Nes aš ten manau, kur čia šitoj vietoj, kur ten Čia saulė, flagai ir čia natūrali saulė. Čia natūrali. Nu, tai Viduj, kai jūs jau kepa pyragą, tai ten porą lampų iš lauko pusės. čia visai statėm. turėjo būti skanus pyragas, ne? Tai ir suvalgėm jį. Suvalgėt? Jo. Nu, tai štrudelis, kaip jis vadinasi. Nu. Toks tipo. Nu. Tai užklauso atėjo, reikėjo sėsti, suburti komandą, nes aš buvau tada dar vienas. Kaip mes įgyvendinsim projektą, tikrai nenorėjau pats būti prie kameros. Bet buvai. Ne. O. Tai pakviečiau savo kolegą draugą, jisai klaipėdėtis, bet Škotijoje gyvena. Tai jis pradėjo filmuoti prieš metus, sakau, tada būsi DOP, bet aš tau padėsiu, žinai, su kadruotėm ir prižiūrėsiu. Va, tai jisai pasirašė iš karto. Set dizainą darė Aleksas, kuris buvo svečiuose, prancūzas, Alex Midi. O su aktoriu rado ir padėjo castingą Marius Pažireckas iš Dramkės. Irgi linkėjimai. Va, 2 aktoriai ir kelios lokacijos. Tai man reikėjo parašyti scenarijų. Bet čia Klaipėdai? Filmuot? Šičia yra Šilutėj. Šilutėj. Jo. Čia Šilutėj. Tai visą procesą ir apšnekėsim. Kaip pradedi judėti, kai neturi komandos, tu esi nulis, ta prasme, turi visus surankioti iš aplinkui. Tai kiek žmonių galiausiai buvo komanda, kokio dydžio? Gerai, aš 80. norėtų. Aš, Dima, DOP, Marius, Aleksas, 4. Jo, tai Ir dar 2 aktoriai. Ir dar 2 aktoriai. Jo. Bet pasiruošime tai reikėjo, bet aktorių dar neturėjom. Labai daug neuždirbai šito projekto, kai biudžetas bendras 1006 žmonės nedirba. Taip, bet ne į minusą. Svarbiausia yra, apie ką mes norim šnekėti, kad pasidengia, daug neuždirbom, bet svarbiausia, kad ne į minusą. Nu ir gražu, turi ką parodyti. Jie turi ką parodyti. Tai parašiau scenarijų, išsiunčiau, jie pasakė, kad keista, ar supras senjorai, kad ta reklama neša kaip
mintį. Sakau, aš pasikonsultavau su tėvais ir su vyresniais žmonėms. Sako, mūsų užkniso negyvai, kad pušina per teliką, per radio, eikit skiepykitės. Taip pat idėja buvo padaryti tokią kaip poetišką filmą, kuris nepušina tavo idėjos. Tu pats turi ją pajusti, pažiūrėjęs. Ir kad be garso, nes turėjo būti autobusuose. Tai pasakė poliklinikui viduj ir autobusuose Šiaulių. Bet labai ilgas kaip autobusas, ar jis trumpas? Ne, man atrodo toks ir lieka 2 minutės. Tai... Bet kartais gerai autobuse, nes... Kol važiuoja, jo, žiūri. Jo, tai jeigu pasikartojantis, tai norėjusi išlaikyti, kad jis turėtų šnekėti ne garsu ir voiceoveriu, o taip vizualiai jis turi papasakoti, kokia yra mintis. Va, ir aš jiems pasiūliau, jie sako, gal ne, sako, tada rinkitės kitą žmogų, nes aš, manau, nenorėsiu pušinti. Ta prasme, kaip visi aplinkui tai daro. Tai jie pasirašė galų gale, atsiuntė pasirašyti dokumentus, kad mėnesio bėgyje mes turime atiduoti jiems klipą, tai čia buvo rugpjūčio gal pabaigoje, tai turime visą rugsėjį nufilmuoti, sumontuoti, nudažyti. Kažkaip neša tas mėnesis su tavim blogą vaibą. Bet čia mėnuo, skaityk, bet tu turi dar 2-3 savaitės pasiruošti tam, tai aš turėjau laiko, žinai. Nes kaip paskutinis. Paskutinis, tai dar jo, gal pašnekėsim ir apie mūsų paskutinį, kuris buvo... Bet ir dydis biškiai kitoks. Taip. Čia vis tiek... 4 žmonės suvaldyti ir 40 žmonių. 10 kartų daugiau. Čia ekstra. Lokacijas čia, skaityk. Tai nebuvo? 1, 2, 3. 3. Laukas, vidus. Ir dar kitam bute, kur anūkė atsiliepia. Tai kelios tik tai lokacijos, mažai žmonių, labai lengva yra viską suplanuoti, bet vis tiek reikėjo ruoštis, man reikėjo pasirašyti kelintą dieną, rasti lokacijas, visų pirma rasti šitą namą, buvo rastas jisai netyčia. Aš buvau su tėvais Šilutėje ir nuėjau į tualetą, praeinu gražų pastatą, žinai, tokį, kuris man kažkaip surezonavo, aš atėjau, pasibeldžiau. Tiesiog einu, prie tų durų, beldžiuos, niekas neatsako. Sergėjus taip reikalus tvarko. Kai kyla mintis, jisai eina ir kalba. Jo, taip, tualetas buvo prieš tą namą. Pirmanai į tualetą, ne? Taip. Ir idėja šovė, kad išeinu, žiūriu, gražus namas, va čia aš gal ir įsivaizduoju, kur tas senukas galėtų gyventi. Tai pasibeldžiau, neatidaro, tuščia, apėjau pastatą iš kitos pusės, jie sujungti 2 pastatai, tokie kaip simetriški, ne? O ten yra advokatūra, ar dar kažkas, sakau, aš norėčiau pasinaudoti filmavimą, ar jūs turite kontaktus savininko. Sako, turiu. Tai davė telefono numerį, aš paskambinau, jinai yra mokytoja mokykloje Šilutėje. Sakau, taip ir taip, mes norime filmuoti reklamą, COVID, seniorams, gražiai papasakoju, kokia idėja, kad jinai suprastų, kad čia ne vėlyvio filmas, kur kažkas kažką nužudo, o tokia įdomi tema, tipo. Ir man reikės ne viduj, nes viduj mes nefilmavom. Tink, viduj yra kitas. Mama, tai kaip pardaviau, kad atrodo, kad tame pačiame pastate, bet aš sakau, man tik tai... Tu šaunuolis. Na va, ačiū. Sakau, man patiko jūsų kiemas, nes ten daug buvo kriaušių, obuolių ant žolės, lapų daug, tai yra ką veikti ir aktoriai, žinai, ir šiaip, atrodo kaip senuko, kad jis vienišas. Va, nėra to modernaus, žinai, kad žolynas ten nupjautas. Senas namas, bet prižiūrėtas. Prižiūrėtas, jo, bet turi būti tos skonis. Tai jinai pasirašė, sakė gerai, sutarta buvo diena, kada mes atvažiuosim, kad jai netrukdytumėm, gal penktadienis, ar kai jinai neturėjo pamokų, tai jinai atidarė tas duris mums, nes į vidų neėjo. Ir mes sufilmavom per vieną pamainą viską lauke ir va čia tą nusileidimą. Bet čia per kelias valandas, ne? Jo, bet mes laukiam ten saulę, žinai, graži saulė. Tai čia buvo pirmas kadras, kol saulė dar nepylė tiesiai. Čia rytas, ne? Čia buvo 2 dienos ir buvo šiek tiek apsiniaukę. Tai mes nusifilmavom šitą sceną. Aš kolograidę šiek tiek pabandžiau tą, matai, dangaus. Taip, tą ružavumą. Tokią ružavumą, kad ale rytas. Kad išeina jisai paberti valgių katei, kurios nėra.
Tai manęs klausė paskui Aleksas, sako, kažkur katę gausim, sakau, čia yra idėja, kad jisai automatiškai atlieka tos veiksmus, bet iš tikrųjų katės nėra, jinai nefiguruoja. Kad jisai vienišas, va. O paskui jau saulė išlindo, gražiai pradėjo pilti, tai va, jisai kontempliuoja rytinis toks. Bet čia faina ta tokia nuotaika, ramybė. Taip. Žmonės tokiam amžiaus mažiau skuba. Tai buvo 3 automobiliai, mes su įranga, Aleksas su propsais, nes čia jo žirklės yra, apranga yra irgi parinkta Mariaus ir manęs. Šitas video, kur Aleksas obuolius rišo prie medžio. Taip, va čia obuoliai, kuris skina, obuoliai buvo pririšti su... Nes jau buvo sezonas praėjęs, ne jau visi nukrito. Kai aš žiūrėjau, čia buvo prieš 2 savaitės, obuoliai dar buvo ir kažkurie jau gulėjo ant žolės, bet kai mes jau atvažiavom, jau po 2 savaičių jau nėra. Tai Aleksas, aš jam sakiau, bus obelis, bet gal jau nebebus jų, tai jisai pasiėmė su šakelėm. Ir iki tokių smulkmenų reikia galvoti. Taip. Tai jis pasiėmė daug propsų, visokių dalykų, kurių galėjom naudoti, bet jis mašina buvo prikrauta jais. Tai kažką buvo atsitempę ir panaudoję. Tai čia per vieną pamainą ant pietų apie 1 dienos mes atvažiavome, nusifilmavome ir iki 5-4. Tokia jau saulė jau visai dėkingai, ne? Gausiu. Taip. Nes kai jis ryte eina, matai, ten saulės tai nėra ant durų. Taip. Tai mes anksčiau, kol saulė buvo pasislėpusi už debesų ir ten medis yra didžiulis, tai gavosi kaip ir rytinis tas. O paskui 2 pamaina mes važiavom pas aktorių į Šernų sodus, čia yra jo namelis, nufilmuoti va šitas scenas, kai jisai yra viduj. Tai palei scenarijų jisai ruošia pyragą, kurį visada kepdavo anūkams ir vaikams. Tai irgi rutina, viskas yra rutina, kai tu esi jau pagyvenęs, pas tave visas gyvenimas jau laikosi. Tai dabar padaryk stop. Visa šita patalpa, čia mažas namukas, buvo sutvarkyta Alekso. Tai visi remeliai ten, kur yra, tai yra aktorė, kuris skambina, mes gavome jos nuotrauką, atprintinom ir įstatėm į remelius. Visi remeliai, visi yra mūsų. Ir ten yra pačio aktoriaus irgi, kai jis yra šiaip profesionalus aktorius, amžinatelsi, bet čia jo yra portretai ir taip toliau, ir mes sutvarkėm. Man atrodo, antklodės, viską Aleksas sudarė. Jo, viską padarė set dizaineris, tai yra žmogus, kuris prižiūri, iš kokio rakurso bus iš pradžių pastatoma kamera ir paskui žiūrime, ką reikės tvarkyti, nes reikia konkretizuoti, nes kitaip jis pradės tvarkyti visą namą, o mes šaudysim tik į vieną langą, tokį rakursą. Tai apkalbėjom, čia yra lempa iš nugaros, matai, pareina ant jo. Pro langą. Jo, pro langą, čia yra flagas arčiau mūsų, padeda šešėliuoti, patamsinti foregroundą, tą priekį. Ir ten, kur yra kitas langas už jo, tai iš ten pylėm dar vieną lempą. Iš lauko? Jo, tai čia 2 lempas. O iš vidaus per bouncą eina toks softas, jo. Ir viską sutvarkėm. Atrodo natūraliai, bet reikėjo padirbėti, kad atrodo natūraliai. Taip. Nice. Tai čia mes atvažiavom ryte ir mes išvažiavom irgi vakare, nes aktorius sakė, jūs niekur dabar nevažiuojat, pyragas yra iškeptas, sėdat, ištraukia samagoną butelį, alaus ir... Nealkoholinę. Samagoną, nealkoholinę. Mes sako, mes visi vairuotojai, sako, šiaip bent jau šiek tiek, žinai. Nes aktorius jau pensininkas, tai jis norėjo su mumis pasibūti, pasikalbėti. Tai mes 2 valandas šiaip paskyrėm jam pasėdėti su juo paplepėti. Tai šitas kadras, kur tu užmatei, čia aš įstačiau per Da Vinci, ekranėlis buvo žalias, su taškiukais, tai aš užtrekinau, įdėjau, ne profesionaliai, bet galėjau biškį ir pabliūrinti. Biškį perspektyvą ne tai gauna. Jo. Tai čia buvo minusas, bet
nei aš... Reikėjo biški iš karto pagalvoti, kad ta galva nelystų. Jo. Būtų dėkingiau. Jo, dėkingiau tada. Įsikirpė. Taip, sutinku visiškai. Ir kitas rakursas vėl, kiekvieną rakursą reikėjo dėlioti Aleksui, kur kokie objektai matysis. Prieš tai nebuvo tų žvakių. Sakau, norėtųsi kažko... Jo. Nes iš ten apšvietimas tai atėjo softas, nuo žvakių tai ne softas ateina, ne minkštas. Bet vis tiek, taip, logiškumo atžvilgiu padirbėjom. Tai čia jau nebepila į jo nugarą tiesioginę lempą. Per frostą gal kažką tokį padarėm. Nes tada būtų labai... Jo. Dega tada, priekis dega, tai kažkaip... Nes norisi vis tiek, kad dėmesys būtų į... Gražiai, įstrižainė. Įstrižainė, jo. Visai gerai gaunas. No. Tai Dima gražiai padirbėjom, mes kartu pasitarėm, tinka, netinka ir važiuojam, žinai. Tai dar bus kai kurie rakursai, čia kitam kampe, kuris malkas deda, kažkur, žiūrėk, kažkur malkas buvo. Va, malkas buvo jau prieš paskutinis, čia kitoj namuko pusėj, nes ten pečius. Tai pro langą pasišvietėm, va, matai, irgi iš priekio pareina apšvietimas. Čia, man atrodo, mes gal bouncą kažkokį, neatsimenu dabar detaliai, bet irgi tokį, kad deda malkas. Obuolius prieš tai matėm kadrus, jisai rinko obuolius, tai kaip ir logiška, vynogės, ale tipo, nes čia yra jo vynogės iš jo, o ten vynogių yra, tai čia irgi lempa. Bet čia tas pats kampas, ne? Gaunas ar ne? Ne, čia jau kitas kampas. Čia ir jo sofa yra dešiniai dabar, čia yra staktas durų ir jau tas kambariukas, į kurį jūs matėte, kad jis sėdės, jau ten skambutį darys. O čia yra ta vasarinė tokia veranda. Tai verandą irgi sutvarkėm, šito stalo ten, man atrodo, netgi nebuvo, daug ko atnešė, Aleksas irgi sutvarkė dalykus, tas kepurės pakabino, tas kilimėlis ant plytę, matai tas plytas, kur yra perėjimas, va, šitą irgi jisai pakabino, roletų sutvarkė, tai, bet kažkokie elementai buvo jau vietoj, tai jis sako, nieko netvarkom per daug, nes norisi, kad turėtų tą skonį senuko namelio. Va, iškeptas štrudelį ir skambutį darys. Tai visa idėja, kodėl pasibaigė būtent taip, kad tu bendrauji su savo artimaisiais per nuotoliu. Ir tai yra gaila, žinai, kad ir ta prasme, kad idėja buvo, iš pradžių jie sakė, kad nenorim tokios, turbūt nesupras vyresnio amžiaus žmonės, sakau, jie viską puikiausiai supras. Nes jos reikia kreiptis per giminės, per anūkus, per vaikus. Bet čia, o nėra toks biškai, kad tipo, o kam skiepytis, gali pasiskambinti per Messenger, žinai. Bet mūsų idėja buvo, kad skiepykitės, nes jūs dar su jais norėsite gyvai susimatyti. Nes todėl ir norėjom parodyti, kad yra tuštuma, jis vienišas. Tai tas vienišumas, ir čia jau 2021 metai jau visi paragavo to vienišumo, tai žinai, norisi jau būti kartu ir matytis gyvai, o ne per atstumą. Tai sužaidėm su šitą idėją, kad... Man biškiau yra tas, kad toks tipo... galbūt ant ir toks dvi mintis man kyla, žinau, nežinau kaip iš vyresnių žmonių pusės, bet viena jo, kad tipo tu suskambini, bet tipo tada, kai suskambinai, tai kam tada tikti, žinai, tipo toks... čia tau kaip jaunam. Aš nežinau, bet man taip, tipo, rezonuoja šitą reklamą. Bet aš padariau researchą su vyresniais, kas jiems būtų įdomu. Nes jeigu mes darom jaunimui, tai čia reikėtų vienos idėjos. Bet vyresnio amžiaus jiems reikėtų, tai manau, tas sužaidė, man patinka iki šiol tas projektas, atrodo. Jis toks jaukus, šiltas. Tai emocija perteikia. Perteikia emociją ir tai mes pabaigėm per 3 pamainas. Paskutinė pamaina buvo, kur anūkė skambina. Tai čia vienas. Ilgiau, nes galvojam turėti dar ekstra daugiau tų kadrų, bet paėmėm tik vieną, kad tai yra wide lens ir taip atrodo kaip iš kompo gali skambina. Tai irgi iš lauko vieną lempą ir viduj tokį sandvičiuką. Dabar kitaip šviesčiau, bet aš nebuvau apšvietėjas, aš buvau prodiuseris, režisierius. Tai.
Tai irgi reikia pasidalinti, norisi lėkti, žinai, ten prie lempų, bet, nu, šiaip ne tavo yra. Taip pat tas. Bet ir nėra, kad nebuvo tokio kaip gaferio pas jums. Jo. Tai Dima aš, tipo, kartu ten nunešam kažką, bet minimaliai buvo planas, tipo, susipaišėm, kur kas bus. Va, ir per 2 savaitės ramiai aš ten sumontavau, nudažiau, norėjau sound dizaino, bet pasižiūrėjau, biudžetas neleidžiant. Nu, tipo, visur turėti tą garso dizainą, kad ten yra garsai, kai jis vaikšto, kai jis kepa, kai jis ten valo obuolius. Va, tai kad turėti tą sound dizainą, bet biudžetas buvo mažas, per mažas. Tam. Nu, nebent pats galėjai to užsiimti. Nenorėjau. Nu, tai va. Nu, vat pratinti reikia, kad, žinau, gali šiaip prisėsti ir aš galiu kažkokį sound dizainą, bet reikia pratintis, kad geriau pasikviesti profesionalius, kas daro kokybiškai ir kitaip pateikia viską. Čia jaučiu tas sudėtinga dalis kaip režisieriui, kai tu turi kažkokią viziją, kaip galėtų būti. Supranti, kad biudžetas riboja ir tada spėjau niešti rankos, imti ir pačiam daryti daug dalykų, kad būtų padaryta. Taip. Ko biudžetas neišneša, bet turi savo pasakyti, kad šitam projekte to nedarys. O dabar jūs mūsų reklamą, kuri dabar yra padaryta, galite pamatyti Facebook'e. Matei Facebook'e? Ne, man nemeta. Nemeta? Nemeta. Tai tu gal šiam plius? Ne šiam plius. Saša irgi nemeta. Sašai nemeta. Jonai tau metė? Ne dar. Regi? Rimtai? Aš tik vienintelis. Tu vienintelis. Bet dar pamatysim ten užsikūrinę. Nu, įdomu. Nes tau dažnai rodo, ne? Jo, man žiūri. Bet aš gal tu daugiausiai scrollini iš mūsų? Gal. Na, tai nežinau, kur, sakė, autobusose šitą reklamą ėjo, poliklinikoje, kol tu lauki per televizorius ėjo, tai čia nežinau, ant kiek jinai įtakojo, tai negaliu patvirtinti. Darė įtaką? Darė įtaką. Sakė, įtakojo, jau galim irgi sakyti. Žinau, bet įtakojo kaip darė įtakojo, mokyklai mums išmokino. Kokią įtaką padarė šis klipas, tikėkime, kad patiko žmonėms belaukiančiams eilės Šiaulių poliklinikoje ir nebuvo nuobodu sėdėti eilėse. Man atrodo, čia labai fainiai jis į tą vyresnio amžiaus žmogaus vidų, įsikūnijot, nes daug tų reklamų jos tokios būna skirtos vyresniems žmonėms, bet tu supranti, kad darė, kad būtų fainiai jaunimui tik tokią pažiūrėti. Sergejus ir sakė, toks pušinimas, žinai, jaunimui toks pušinimas labiau reikalingas. Nes jinai tokia lėtesnė, kas man, kadangi aš ir Edgarui, mums jinai atrodo ilga, nes mes pripratę prie 30 sekundžių, bet tas žmogus, jie daug mažiau skuba, man atrodo, ir jam reikia tų kadrų daugiau, tos emocijos ir tokios netiesiai šviesiai. Per sentimentus labiau. Bet truputį, kad susimastyti priverstų. Tai man atrodo, čia labai gerai iš tos pusės padarė. Taip, nes nebuvo užsakovo pažymėta, kad bus 15 sekundžių reelsai ir dar kažkas, tai gal ir kitaip viskas būtų. Bet čia grinai autobusams ir pačiai poliklinikai, ir puslapį savo įsidėjo. Tai vyresnio amžiaus žmonės, jeigu jie pažiūri, jiems patinka eiga, specialiai lėtai dariau jo, nes jie nemėgsta, kad ten viskas šokinėja, greiti montažai. Aš šitą gal netgi palyginčiau su šitą, kur mes žiūrėjom tą su šuniu, kur šokinėja, ir su Ikėjos, jos tokias abi per tas tokias sentimentus eina, tai vos negalima būtų čia kažkur įdėti kokią sofą ir Ikėjai parduoti. Jo. Arba įrankius gaminimo. Obuolių nurinkimo. Obuolių sulčių spaudykla, reklamą. Bosch orkaitės. Deja, jau yra užpatentuota tą įmonę ir negalim pernaudoti, bet yra keli kadrai, kur nepanaudojam, tai galim pakeisti porą kadrų ir parduosim. Taip, kitas, kam reikia reklamos. Ja. Taip, taupom biudžetus. Taip, bet jau kiti biudžetai, bet susitvarkėm ne į minusą. Visi užsidirbo, aktoriai užsidirbo, operatorius Aleksas Marius buvo padėjėjas mano, tai su aktoriais, aš paėmiau padėjėją, kad jis padėtų su aktoriais dirbti, nes čia jinai yra iš tos grupės jaunimo teatro ir jie grupė juk savo tą graži ir tą galingą. Yeah. Tai jinai, paskui Šimanskis Aleksandras, irgi profesionalus aktorius, aš pasiėmiau Marių, kuris dramos teatre asistentų, kad jis man asistuotų, kad mes suprastumėm aktorių greičiau. Nes aš nenorėjau blaškytis, mažai laiko, tai geriau būtų profas, kuris pasakys emociją, kaip ją paimti, jeigu jam nesigauna. Ja. O tai tu tada šitam projektą buvai ir prodiuseris, ir režisierius. Taip, bet kaip ir režisierius yra ta misija, pasakyti, kaip turi ką aktorius daryti.
Jo, bet jeigu nesigauna ir kuo greičiau, nes aš tiek patirties režisavime neturiu, tai irgi aš nesu durnas, kam nepasiimti asistentą. Nesu durnas, bet reikia pasiimti asistentą, kuris galėtų pagelbėti. Jis pagelbėjo išrinkti castingą, jis žinojo visus aktorius. Daleiskim, aš išrinkau iš sąrašo, man patinka vat šitas, šita ir šitas. Ir jis sako, vat su šito labai sunku bus dirbti. Jisai reiklus. Ar kai jis jaučia, kad scenarius jis iš karto pradeda stumti ar dar kažką. Tai tokie insidai, su kuriais geriau šnai, tai nes jis žino visus klaipėdiečius, žinai. Tai čia buvo didelis pliusas, nes sakė, su ją bus lengva, su Šimanskiu, Aleksandru bus va taip, easy peasy chill Brazil. Na. Ir protingas žingsnis. Jo, ir su rūbais padėjo, ir šiaip vat, buvo dar vienas žmogus, kuris iš dalies tą palaiko atmosferą kūrybinę. Na. O jeigu dar taip praeinant tą visą pasiruošimą, tai nuo to, kai tu sužinojai, kad šitą projektą darai, kokie buvo žingsniai, jeigu taip praeinant punktas po punkto? Punktas pirmas, susisiekimas pirmas. Atrašiau, kad galiu paskui skambutis, ar gali už 1000. Sakau, galiu, tada mes atsiūsime pasirašyti tą dvišalę sutartį. Pažymėk, ar tau tinka ten 30 dienų bėgė, ar galėsi atiduoti. Sakau, galiu. Ir va, 2 savaitės turėjom pasiruošimui, tai pradėjom nuo komandos narių, kad aš turiu visus, su kuo galime padaryti tą projektą. Ir paraleliai eina lokacijos, aktoriai, įranga, kiek lempų reikės, kiek kamerų, kokios kameros, gimbalai, negimbalai ir taip toliau. Ar filmuosim sunkiai kažkaip šustrai, su doliais, ar apsieisim ant trikojo, ten minimaliai gimbaliukas, kaip filmuosim, kiek objektyvų, kiek nuoma kainavo, tai nuoma kainavo lempų. Iš Eimulio ėmiau, tada dar senas lempos, bet jos fainiai susitvarkė. Ir taip palaipsniu, tai per 3 pamainas, tai bet ruošimės 2 savaitės tikrai. O žiūrėk, aš tada klausimą irgi turiu. Buvo apgalvotas šitas, kad debesuota ir paskui nedebesuota? Sunku. Aš irgi netgi su mūsų reklamom, aš bandžiau, geriausias atvejs, jeigu bus debesuota, tada gali lempas temptis bent jau kažkokiam kadrui. Bet koks būtų planas B, jeigu, tarkim, būtų pilusi saulė? Tiesiai čia? Jo. Tai aš buvau atvažiavęs ir paskui per Google pažiūrėjau, iš kur saulė ateis į tą namą ir todėl pasirinkome tą valandą atvažiuoti, kad pradžioj bent jau nebūtų tiesioginio. Nes, man atrodo, šiek tiek buvo debesuota, bet didžiulis medis užstojo. Ir saulė buvo dar aukštai. Tai jinai pylė va čia į kairę. Dešinę į kairę. Ir paskui jau, kai mes nuėjome į tą sodelį, ten gale, ten pasifilmavom, jau pradėjo pilti saulę, jinai pradėjo jau ten lysti. Ir tada mes tą rytą pabaigėm, kad jisai čia prie vartelių ir jam jau saulikė kala. Okay. Bet čia buvo ekspromtų, tu negali 100%. Ir koks tada būtų planas B, jeigu, žinai, būtų labai aštri saulė pilus ir, pavyzdžiui, tas namas labai įsišviestų, taip įsivaizduoju. Taip. Ir tada būtų, jaučiu, bėda bėdelė. Nu kaip, tada makaluojasi tas pats, saulė ten pat, iš ten pat. Tai čia yra pliusas, kad pasiimti 3 valandas anksčiau, atvaryti, kol yra galimybė pasislėpti nuo tiesioginės saulės. Nes jinai jau kai leidžiasi, tada jinai pila tiesiai į pastatą. Tai jeigu būtumėm nelaiku atvažiavę, gautumėm visą filmavimo saulėtą, tai irgi kaip ir dingsta ta idėja. Nes aš mačiau, gal atvarom tikrai 6 ryto ir pasidarom tą, bet savininkė sakė, jinai dar bus mokyklai, tai po mokyklos, tai ant pietų mes susitikom. Tai aš pasižiūrėjau ant GPS-o, jo saulė bus dar aukštai, jeigu jinai bus, o jeigu nebus, tai viskas ok. Okay. Tai aš nepykčiau, jeigu būtų apsiniaukę, bet išlindo ir dar daugiau šarmo davė. Jau. O ten, kur senelis viduj, ten buvo visą dieną apsiniaukus. O, tai šis fainai. Tai mūsų lempas suveikė. Pro langus pilti į patalpą, kai apsiniaukia, yra fainiai. Va. Tai jo, buvom mąstę apie, kada geriau atliekti čia pafilmuoti. Ar 6 ryto iš tikrųjų pagauti rytinę, ar biški rizikuoti. Nu, čia rizika buvo. Jo, kad, o
O jeigu nebūtų taip, kaip buvo. Nu, tada gal biškai, žinai, kadrą reikėtų stumti, tas aišku, medis dingtų, žinai, nu, tarkim, net šito kadro žiūrint. Bet tas pastatas degtų ant tas Tai jį reikėtų kirpti lauk ir tada postė tą mėlyną dangų, žinai, saulėtą, rožiškesnį daryti. Nu, taip, kaip mintis, nežinau, ar praeitų. Man prakritikavo vienas, jisai klaipėdėtis, vienu žodžiu, jis man parašė, mes su juos pažinom per šį klipą, ką aš į Vimeo įkėliau. Jisai kalagreidų užsiima, sako, nu tai biški neteisingai padažėjai, aš sakau, palauk, nes tu rytą matei, kada 5 aš mačiau, koks yra dangus 5 rytus, jisai gan greitai keičiasi kas 10 minučių ir jis būna toks. Taip. Čia tas vos ne prieš Golden Hour, toks grinai ant ribos saulės. Tai jis turi būti magentinis. Aš tai dėl toho, nes aš šiaip galvojau, aš toks irgi tipo, kad jis išeina ir jis šitam kiemelį. Ten renka obelis? Jo, ir tada gaunasi, kad šitam kadre iš kitos pusės saulė pila, nei tipo, ten, nu, buvo toks biški, bet tokie, jeigu ten... Jo, nes man irgi kažkaip vaizdas susidarė, kad ta tvora ir tas sodelis yra prieš namą. O čia vos nežinai, šono pila tada, o dangus buvo gale raudonas, nors jis turi būti kur saulė, nu, tipo, bet čia smulkmeno čia, tai kad prisiknės. Bet mes irgi tam sodelį filmavom, kad pasislėpti nuo saulės. Bet vis tiek gavom ten, kai obuolius renka, ten... Bet gerai, va, čia tokia... Gražu. Va, čia biški saulė jauka. Na, tai mes ten irgi slėpėmės, o čia prie įimo, šiek tiek gavo jisai backlighto, matai, iš kažkiek... Čia labai gražus tie kadrai. Ir padaugėjo saulės, taip, atsirado. Aš tai galvoju, kai su saulė yra labai šilta atrodo ir labai fainiai, tai galvoju, tas kažkiek gal nuima to vienišumo jausmo, nes jeigu jis visas toks būtų, žinai, biški į niūrumą, tai labiau jaustųsi tą vienatvę tokia. Šis toks atrodo, kad jis vienas, bet jam labai fainiai. Bet nėra blogai, jo, iš tos pusės, kad kažkaip viduje... Jis gyvena, jis ruošiasi, puošiasi suskambinti su anūkė. Jo. Nes gal ir gerai, nes ten tie vyresni žmonės ir taip turi kuo liūdėti ir kuo būti nepatenkinti, tai toks neuždepresuoti irgi gerai. Tai aišku, tai ta saulikė kaip tik į temą. Bet buvo dviejonių, buvo šiaip pasisekė kai kuriuose atvejuose, bet mes stengiamės ne todėl, kad nieko neveikėm ir taip viskas susibėgo į savo vietas, bet iš tikrųjų ruošiamės, galvojame ir kada atvažiuoti, čia didelis yra pasiruošimas, kelintą valandą geriau toje vietoje būti. Nes jeigu apsiniaukia vienas planas, turi mašiną vis tiek prikrauti lempų, bus apsiniaukia, galėsim biški žaisti, biški. O iš lauko į vidų, jeigu, tai tikrai su lempam sužaisim. Bet jeigu saulė ir pila pro langus, irgi gali žaisti. Tai turi pasiruošti abiem atvejam ir mašiną prikrauti įrangos, kad užtektų ir tam scenariui, ir kitam. Aš turiu klausimą tada, čia jau kaip ir beveik pabaigai, nes žiūrtus laikas bėga. Greitai bėga, ne? Toksai klausimas, mes, kadangi kalbam kažkiek apie pasiruošimą tiem projektam, ir mūsų ta politika tokia, kad mes vieną projektą gyvendinam ir realiai ruošiamės kitam projektui. Ką tu iš šito projekto išmokai, ką toliau dabar taikai? Nes čia vis tiek jau praėjo 3 metai po šito. Kokios buvo pamokos, kas tau padeda dabar ruoštis kitiems projektams? Kad tu nedarai vienas visko. Tai čia buvo pasidalinti, nors ir neštėjo rankos ten operatoriui, žinai, daug čia kamerą, aš geresnį rakursą pagausiu, bet ne, pasišnekam kartu, gal dešiniau, gal kairiau, padaryk ir tą, va tau norisi šito, pažiūrėsim vis tiek postprodukcijai, gal aš neteisus šiuo momentu esu, tai padarėm ir jo kadrą, ir mano kadrą, ir turėjom ką išsirinkti. Tai vat nečiupti kito departamento įrankius ir griebti, žinai, tai ir tam žmogui bus ne faina. Ar tu pasitikė 100%, nelys tada prie jo. Matai, kad ne taip, kaip tu nori, bet tai ir yra bendras projektas. Čia nėra mano vieno projektas. Čia yra mūsų visų Alekso, Dymos, Mariaus ir aktorių projektas kartu. Tai aš išmokau, kad nelysti ten, paklausti, ko reikėtų.
patirtis sakė, kad prikrauk mašiną, pasiimk žmonių ir tegu būna visokių daiktų su mumis, nes čia buvo Šilutė, paskui Šernų sodai ir Klaipėda. Tai 3 skirtingos vietos. Va, pasiskaičiuoti laiką išmokau, kad neįti minusą, kad nedaryti 4 pamainų, galima per 3 pamainas. Jos buvo pusinės, pusė dienos. Nežinau, kur čia 4 sudėti. Jo. Nežinau. Čia reikia Bet čia tada... patirtis kalba. Ir... Jo, tai ir Marius turi patirties, sako, tu kaip režisierius neblogai susitvarkai, nes teatre būtų ilgiau, žinai, ten smarstymai ar ten, žinai, gal tą kadrą. Mes greičiau šaudėm tos kadrus, nes Aleksas patyręs, Dima turėjo kažkiek patirties, bet buvo dar tik įvažiavęs. Va, tai tą išmokau, pinigus skaičiuoti išmokau, reikėjo susitarti algas visiems, kiek kas ims. Va, Dima atskrido iš Škotijos, tai dar ir įskaičiavau ir bilietus Ryanairo. Nice. Nu. Tai tas buvo pliusas irgi paskaičiuoti ir tilpti biudžetą. Ir kad savo, aš ten uždirbau, kiek aš uždirbau už montažą. Aš nieko nepasiėmiau kaip prodiusus, savo algos tokios neturėjau. Taip pat dalyvavau filmavimuose už dyką, pamontavau, padažiau, atidaviau, ten pasiėmiau 200 ar kiek. Bet irgi toks kaip pilotinis projektas. Jo. Ir portfolio. Jo. Nes jisai atrodo brangesnis, tai ir gerai, nes stengiamės, kad jisai atrodytų įdomesnis. Vien dėl ilgio jis brangumo padaro. Jo. Kuo ilgesnis, tuo brangiau, kaip ir logika yra tame. Tai va, tas didelis buvo update'as, kad gali susitvarkyti, nėra kosmosas, daug streso, aišku, nes tau ir iš užsakovo ateina užklausos, kaip ten gaunasi, gal galit kažką parodyti ir taip toliau. Ir galų gale, ar jiems patiks būtent toks lėtas. Jie irgi vyresnio amžiaus žmonės. Kaip jie sureagavo pabaigoje? Džiaugiasi? Jo. Nes jie irgi vyresnio amžiaus žmonės, tai jiems patiko, kad nėra to draskimuose, kad viskas yra lėtai, klasikinė pianinas groja, tai kaip ir tiko. Nebuvo priekaištų dėl montažų, nieko aš nepertvirkiau, dariau taip, kaip aš matau ritmą. Ir jie pasakė tik tai dėl tų titrų paskutinių, gal uždėkime poliklinikos nuotrauką, aš sakau, gerai, aš uždėsiu, išsiunčiau screenshotą, sako, atgal grąžink, kai buvo labai fainiai, nereik tos nuotraukos ir viskas. Prie montažų nei vieno kadro jie nereguliavo, nesakė dešiniau, kairiau. Tiek tobulas šitas kadras, Golden Ratio. Ne, sakau, mes kažkaip toj komandoje, mes su Dima šiaip sėdėjom, kelias dienas, jisai atvažiavo prieš 3. Izraelį, sukas, va. Tas raigė, ne? Aha. Prieš... Nuo lango gaunus, jūs nematot pilies mano. Nuo lango, tada viršutiniai langai, tada leidžiasi į kairį apačią, tada žmogus ir tada gilė. Tai jisai atvažiavo prieš kelias dienas, jis nakvojo pas mus, tai mes turėjom tos vakarus pašnekėti filosofiškai netgi apie kaip mums reikėtų, aš jam parodžiau nuotraukas tų lokacijų, sakau, čia galėsim nuo saulės slėptis, paskui jeigu pasirodys, tai galėsim taip nusifilmuoti ir manau tas, kaip ir su tavim dirbom, dabar paskutinį irgi reikia daug laiko šiaip sėdėti kartu. Apsitrint. Ne šiaip bėgti, žinai, su scenarijum ir su visa kadruotė, bet šiaip pašnekėti apie tos dalykus. Nes jokių problemų ten nebuvo, ginčių, jokių. Buvo smooth toks. Medžiagos turėjom daug, iš ko rinktis, tų kadrų turėjau daug. Tai čia yra tik tai gal 40% nuo visko nufilmuota, nes ten buvo daugiau žymiai. Paprasčiausiai netiko. Jau taip 2 minutės, galvoju, čia ne trumpametražis filmas, bet... Tai va čia buvo draugiška atmosfera, visi kažkaip, Aleksas ten greitai laksto, kažką daro, žinai, klausinėja, tyli, kai, žinai, ką tą pasakau, prieina, gal aš ten kepurę į kitą vietą, aš čia radau dar vieną daiktą, gal galim padėti. Tokio, žinai, taip pamastymai kažką patvarkyti, o taip laukia, kol tu pasakysi, keičiam į šitą pusę, jisai jau ruošia tą pusę, kol kamerą pertraukiam ir taip toliau. Profesionalai. Jo, buvo wow, žinai, ir iš dramos teatro asistentas Marius irgi sako, kažkaip ramiai viskas, super, tipo.
jokių draskimusių ten, žinai, ego muštynių, aš ten kietesnis, jūs manęs klausykit. Tipo, operatorius dirba savo darbą, aš galiu kažkiek pasakyti, bet aš nelendu prie jo kadro. Apšvietimą, ar tu davai gal čia patamsinam, turim laiko, einam tamsinam, flagiuką užmetam ant pusę lango ir užtamsinam priekį, žinai. Kad per daug tų apšvietimų ne viskas būtų to lygiai, kad būtų šešėliukų kažkur, nu, tai vat, kažkaip vat, ir tas vat, perėjo vat, prie mūsų irgi ta patirtis superinė. Nu. Tai čia fainas buvo projektas iš tos pusės, kad tau ateina, tu viską gali sudeleguoti, ras žmonės. Kažkaip taip. Super. Tai to ir gal pabaigiam, ne? Šį kartą galim užduoti mūsų žiūrovam dar klausimą, kaip jie ruošiasi, jeigu ruošiasi savo projektams. Taip. Gali pakomentuoti. O gal jūs turite irgi įdomių būdų, tai rašykit mums, jeigu ką, į svečius ateisit, jeigu darote filmus ar produsuojate, tai rašykit. Nes yra ten dar ir tradicijos, kai kurie ten ruoždamiesi turi ten, ne ruoždamiesi, pradedant filmuojant ten kažką lėkštą, sudaužyti dar kažkas. Nu, mes nedaužom, čia gal labiau serialų filmų yra bairis, man atrodo, nežinau, ar reklamuose tas taikoma. Tai gal yra tradicijų ir ruošiantis kažkokius dalykus daryti. Jo, yra. Kurių mes nežinom. Kur ant lėkštės pasirašo visą komandą ir sudaužoma. Kad jinai Bet matai, ten visa komanda tada trinasi ten mėnesį, žinai, o mes čia 2-3 dienas ir tipo, mes buvom pažįstami. Taigi sudaužėm lėkštę. Dabar kaip, žinai, krauju. Tai va, aš šiandien buvau pasyvus, Sergejus aktyvus. Jonas nuostabus. Kaip visada. Visa hebra nuostabi. Jūs būkite irgi nuostabus. Paspauskit like. Taip. Neužilgo baigsime sezoną, tai čia keli epizodai. Vasara laukia mūsų. Jo, dirbsim vasarą, tai nepasimatysim. Gal. O gal ne. Nebent gal su bonus epizodu išlysim vidury vasaros. Nu čia, nežinau. Visko gali pažadam. Visko gali būti. Niek mes nepažadam. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū. Toks lėtas pirmadieniškas tarkšt buvo. Atvaizduojantis, kad buvo pirmadienis. Šiandien laidoje stebėsite, kaip Sergejus skuta savo barzdą paskutinėje šio sezono laidoje. Jubiliejiniai. Turi kūrinį ar kuri turinį? Tu mane neapgaus. Dabar toks fokusas bus, kad teikti savo. Tokio fokuso bus niekad nebuvę. Sakysim, kameras pakeitė hebra.